Linų paieškos tęsiasi. Šiandien su bičiuliu Vidu išplaukėm į naują telkinį. Susiradom vietelę su švaresniu dugnu, pastatėm povandeninę kamerą, prisinkaravom ir pasišėrėm. Tik dalis pašaro pateko į kadrą, jauko labai nedrėkinom, kad kuo greičiau suirtų, visgi gilis nėra didelis. Į jauką įmaišėm šiek tiek kukurūzų. Praėjus 5 minutėms po pašėrimo standartiškai pirmos renkasi kojas ir raudės. Va čia jau siurprizas. Taip, povandeninės kameros tikslas buvo užfiksuoti lyną, bet tikrai jo nelaukėm jau 5 minutę. Tiesa, lynas praskrido kaip torpeda. Arba tiesiog keliavo su reikalais, arba dar nedrąsiai tikrina situaciją. Bet kokiu atveju tai ženklas, kad esame teisingoje vietoje. Maždaug 10 minutė po pašėrimo. Papildomai įmetam šiek tiek kukurūzų. Ir čia vėl nedidelis stebuklas, kadre pasirodo lynas ir šį kartą jis jau aktyviai valgo masalą nuo dugno. Kramto kažką didelio panašu. Matyt rado kukurūzą. Kojytės panašu nelabai baidosi didelio lyno. Lynas išėjo iš kadro, bet neilgam. Staiga kamera sudreba nuo smūgio. Lynas sugrįžo su kitų stambių draugų, viską stumdydami į šalis. Tai unikalūs kadrai, žiūrėdamas juos krante negalėjau net patikėti. Lynai aktyviai juda, nestovi vienoje vietoje ilgai. Štai vėl pasirodo ekrano kampe. Man atrodo, vėl pasiekė kukurūzą. Na ir čia įvyksta dar vienas stebuklas. Prie pat lyno pasirodo mano masalas. Matosi kukurūzai 2 ir svareliai. Pataikiau tiesiai lyno ant galvos. Deja, lynas panašu, kad truputį išsigando ir nusisuko. Ir šiek tiek atsitraukė toliau. Bet netrukus ant dugno pastebėjo dar kažkas skanaus ir pratęsė pietus. Tuo tarpu mano masalas matosi, kad nesiekė dugną, vos pakilęs nuo jo. Todėl vėjas lėtai jį neša palei dugną. Lynas įjungė atbulinį bėgį ir toliau rausė dugną. Ir vėl stebuklingai masalas atsirado lynai prieš pat nosį. Atrodo, kad viskas čia surežisuota. Pradžioje pasirodė, kad lynui masalas neįdomus, bet staiga jis daugiau pajuda link masalo ir griebė jį. Išspjauna. Ir vėl griebė. Pakirtimas. Dabar savo masalą filmuoja. Jaučiu, kad gal filmuoja. Yra šansas.
Opa. Yra pirma žuvis. Lynas, man atrodo. Eik tu savo. Nedidelis, bet aš pamačiau. Va čia tai pradžia. Mes tik pasišėrėm. Kiek praėjo Vidai? Nežinau. A, ne. Karšis ar lynas? Lynas. Praėjo Nereiks samčio? 15 minučių, sakyčiau. Samčio nereikia? Reikia gal, tu turi? Turiu. Tai gal reikia? Pirmas lynas mano. Tempti čia. Eik tu savo, radom tokią vietelę iš akies. Eik tu savo stiprus. Bliamba, čia gerai. Už lydekų žvybą čia gerai. Tada ar nenais. Trauk vidų jį. Eik savo, geras. Va čia tai pradžia. Eik tu Gražu, savo. žiūrėk. Labai gražu. Va čia tai pradžia, mes 15 minučių pasišėrėm. Vietą tiesiog, kokią sugalvojom, ten ir atsistojom. Gražu. Eik tu savo, neįtikėtina. Neįtikėtina. Šiandien mes aplošim tuos šitus profesionalus. Kaip jums? Stiprus kaip velnias. Čia yra nerealiai. Bliamba, koks stiprus, bijau paleisti. Mes tik pradėjom. Tai ką, situacija tokia. Nieko intro nerašinėjau, nes mes su Vidu tokie diletantai. Apie linų žvejybą nedaug žinom. Tiesiog išplaukėm į ežerą, žinom, kad ežere yra linų. Sustojom tokią vietelę švaresnį, radom, pasišėrėm. Nu net nepradėjau aš čia labai filmuot, 15 minučių praėjo. Ir kibimas, tai laimingas kai vaikas dabar esu. Kol kas reikia varyti tą žvejybą, daug čia nešnekėt, gal pagausim daugiau kažko. Tai tęsim, tik pradžia vakaro. O koks klausyk kibimas ten buvo, tai panierė? Panierė, jo, jis toksai pabiški. Aha. Tokiu trupčiu, nu toks buvo pink, bet toksai nestaigus pink ir pink ir vos panierė. Ir aš žinok, nebuvau ant dugno, aš sakyčiau. Aha. Tai turbūt reikia nekeisti nieko, nežinau, aš norėjau pagilinti, kai aš tau Aha, sakiau, kad jo, aš jo. trauksiu pagilinsiu. Bet aš tada nieko nekeisiu, nes vėjo nėra, neneša, žinai. Žvejojam ant kukurūzo. Dedu 2 kukurūzus. Galima ir 3 turbūt. Ir mes čia dar tik tai mėruojamės gilius, dar bandom ant dugno nuleisti. Bet aš jaučiu, ne ant dugno padėjęs masalą buvau, bet vis tiek užkybo. Tai kol kas nieko nekeičiu. Ne, taip, pažiūrėk, normalu. Tokį dvigubą irgi važiavimą, tai gerai labai laikosi. Tai dėl laikymosi gal nežinau, čia toks gal labiau man dėl ar išlindęs kablys, ar neišlindęs ir dėl gal pakritimo, bet čia irgi turbūt gal nėra čia tai labai svarbu. Ne. Tuo tarpu po vandeniu į jaukinimo vietą po pirmo kibimo vėl sugrįžta linai. Kol kas nerūsia dugno, bet vėl tarsi tikrina teritoriją staigiau praplaukdami.
gazdinai mane. Telefone naršiau. Nu, visai dar nebloga. Graži. Po truputį kibina. Galvojam gal linai, bet va, pasirodo ir kojų yra. Nes tokie kibimai ne tai, kad staigiai smulkmė, o tai po truputį judina masalą. Bet nuo pirmo kibimo jau kokių 20 minučių praėjo, turbūt ar 15. Reiks truputį vėliau pasišert dar. Smulkmės žvejybos vietoje nėra daug, bet iš tolumos vėl pasirodo lynas. Jau lėčiau sukiojasi ir lyg kažką kramto. Reikia pasitikrinti. Įdėjai ten kojytį irgi? Idėja. Ar leisti? Galvoju, leis. Nevaldomai, ne. Paskui galvoju, gal... Išbaidys? Ne, dėl to. Galvoju, vėl paleisti. Ai, paleisti. Nu, dabar jau nebetrauks. Bet jo, kada paleisti. Baigyti žuvies metimą. Kameros tiesa. Ne. Žuvies? Bet nutrauk. Ai, nenutrauk. Ja, su metimais tai truputį sunku, kai dar čia nespiningą mėtyt. Reikia tiksliai numest. Nutraukiau, Visiškai pribastas. nu, aš nutraukiau žolę ir jinai va toj vietoj dabar yra, tikiuosi tik paviršiai. Kirsdamas, ne? Mes tokie žvėjai normalūs dar. Painėjom, neužmetam. Nu kur, į plūdę taikį tau ar ten kur nors kitur? Manau, jo. Neblogas tada. Taškas. Oi, mažyla. Ne, tai taip, ne. Neblogai. Ar arčiau norėjai? Norėjau arčiau žolių gal biškį. Tolumoje galima įžiūrėti besileidžiančius kelis rutulius pašaro. Vidas tik Alina matė prie valties. Čia nežinau, kiek čia metrų gylis. Nedidelis matosi, bet čia vis porą. Matosi ten? Tu Taip, matai? ką aš ten matai? Ne, nematau.
Biškai kai bangas nueis. Ai, nu jo, matau inkarą. Nu jo, nedidelis. Bet kažkaip neįprasta biškį. Vėjas pasikeitė. Tai reiškia, linų yra. Vaikštai jie čia aš. Man atrodo kažkaip važinėja. Nors ant dugno aš nieko nesuprantu. Tai čia žvėjot reikia. Čia yra į ten. Šiandieną man kameras nereikia, nes kartinės man žiūrėt, aš tas kažką ten nudalinę nesuprantu ką. Va, lynas, va. Matau, eik tu savo kokio dydžio. Eik tu savo. Tik vėl lyną matėm, čia plika akim praktiškai. Skaidrus vanduo, lynas, nu, atrodė toksai, bet kaip iš tikro nežinau. Čia reikia prie pat pasirodo mest, nes tenai prie žulių metam. Maždaug toks atstumas yra. Prie pat žolį čia bando mest. O čia dabar antrą lyną matom palei mus. Ai, gal tas pats lynas, aišku. Linai sukiojasi ne tik prie valties, bet ir žvejybos vietoje. Ar vieta čia mano? Pakėlė. Važiuoja, yra. Vėl pas tave kojyčių daugiau toj vietoj. Gražiai kimba jos visai. Bet kibimas, blemba, gražus buvo. Gražus. Aš sakiau, jau lynas. Praėjo 10 minučių po antro šėrimo. Matosi besimaitinantis lynas. Nuo jo netgi pakyla burbuliukai, kuriuos įmanoma pamatyti paviršiuje ir taip suprasti, kad lynas jau rausia dugną. Matosi, kad jis kažką kramto. Tai geras ženklas, galima laukti kibimo. Turiu, bet nelaiku pakirtau. Su linais kol kas sunkiai. Tas vienas atsitiktinis užkybo, čia buvo tokia euforija lengva, bet dabar jau, nežinau, valandėlę kokią mes sėdėm, nebekimba. Smulkmė irgi kažkaip tai nekankina, neerzina mūsų. Bet kibimų trūksta, tai pasišėrėm dar kartelę. Kaip sakiau, turbūt anksčiau lyną matėm visai arti valties, tai žiūrėsim, eksperimentuosim, reikia kažkur tai gal arčiau užsimest pasižiūrėti. O linai sukiojasi, maitinasi. Taip iš tikrųjų ir daro kai kurie. Aš jau pagaunu. O, koks gražus kibimas. Yra? Yra, bet kažkas ne. Yra lynas. Lynas. Va, lynas. Yra dar vienas. Tik pašnekėjau, tik kojytę ištraukiau. Ir pagaliau lynas. Panašu
gražus kaip pirmas. Na viskas tvarkoja su vieta, gerai pasirinkom, pasišėrėm. Žvejai dar tokie nepatyrė, bet viskas sekasi. Gražus, gražus. Didesnis turbūt nei pirmas. Biški gal jo. Žiūrėk, kaip jisai ryjo, nu vos įsikabino, bet Aha. Geras, Giliai. į pačią gerklę. bet vos įsikabino, va tai va šitį. Aha, bliava galėjo nueit. Bet gražesnis netgi nei pirmas, fantastika. Biški toksai gavęs į galvą, čia gal kažkur kažkaip. Nu nerštas matyt, gal prasideda Aha. visgi. Gerai, nuotraukitę darom. 8:19, pradėjom žvejot, kaip mes ten paskaičiavom? 7. Apie 7 pradėjom, Po 7:15 pirmas, po 8:19 antras. dabar po 8:20. Dvi žuvis, tęsim toliau. Nu, viskas tvarkingai pas mus veikia. Baigėsi kliovas, pasišėrėm ir gavom antrą. Atrodo, kaip profesionalai būtume. Nors vos ne pirmą kartą. Nu, ne pirmą kartą, gerai, trečią kartą žvejojam, bet vis tiek mes beviltiški dar kol kas linų žvejai. Po kibimo linai vis dar žvejybos vietoje, bet vėl neramus plaukioja pirmyn atgal. Nu tikrai. Kai pirmasis žvejybos varai, tai dažniausiai nepagauna. Bet biški tas buvo nešimo momentas. Timas buvo gražus, o pas mane irgi kažkas vyksta. Raudenis. Jo, raudis biški užėjo, kibina ir man, ir Vidas ištraukė. Prieš tai visiškai nieks nekybo iš smulkmės. Biški pagal kibimą aš tikėjausi. Mhm. Išjungiu kamerą kaip tik. Tuščia. Ir kažkokį dar žvyną, man atrodo, turi. Ką tokia? Žvynas ant kablio. Jo, bet ne Baltas. mažas. Tai... Mažas baltas. Mhm. Štai vėl pavyksta užmesti masalą į kadrą. Raudis iškart gaudo besileidžiantį masalą, bet jis per didelis, kad prarytų. Pagreitinu vaizdą kelis kartus, nes ant dugno masalų niekas nesidomi. Štai dabar priplaukė būrelis raudžių ir viena jų nusprendžia paragauti kukurūzą. Bet masalas jos burnai irgi didokas. Lemba, kažkaip nelaiku išpūtė. Tai va, čia kai nelaikai meškerės rankose, tai paskui valas išsikreivuojas, kol tu čia biškai pasitvarkai. Bet nugriaužė gerai, kaip du kukurūzus, nu pragriaužt. Pas tave liko net šitas, aš Nu. taip kartu tai jo, nebelieka, jo. Mano masalas gerai matosi ekrano centre. Kukurūzai prie pat dugno. Gerai.
Ir dešinėje matosi praplaukiantis lynas, šansai neblogi. Ir dar vienas lynas pasirodo, bet tik praplaukė, nesimaitina kol kas. Aš vat neįsivaizduoju, žinai, vat per kamerą gal matysis, per kiek laiko tą pašarą suryjo, nesurijo. Tai va, aš tau ir sakiau, Vidai, 2 valandas jie valgė tą pašarą. Ai, 2 valandas? Nu, jie švariai suvalgė, bet 2 valandas buvo žuvis ant to taško. Ir didelė žuvis. Aš buvau nustebęs, aš galvojau, nes aš irgi girdėdavau, reik šert. Bet kad ten taip stovėjo žuvis, kad net nežinau, ar ten reikėjo kažko šert. Bet pas mus suveikė dabar. Nu tai žinai, čia sutapimas ar nesutapimas, neaišku. Bet taip, kamera parodo reikalus. Buvo labai įdomu. Man kažkaip keistai, elgėsi biškį nešioja iš šonas. Toks atsargus, čia didelis lynas, žinai. Labai atsargus. Dėl to, kad senas. Patyrė. Opa, tikrai? Pakentė dar biškį reiktų. Bet ne toks kibimas. Bet, nu, toks... Pradžia kaip ir buvo daug žadanti, bet paskui biškį lynas tai kaip ir buvo, matot. Čia tik. Buvo truputį tokių keletą. Vilties teikiančių. O burbulai keli iškilo. Kur plūdė jo mano. Pirmą kartą, sakyčiau. Kažkas knisa dugną. Gerai. Šnekam su Vidu, kad reikia dar kartą pašert, nes 2 kartus pašėrėm ir po 15 minučių gavom kibimus. Tai dabar praėjo kiek, Vidai? Pusvalandis, valanda? Pusvalandis? Jau 45 minutės. 45 minutės, tai va tuoj pašersim, pažiūrėsim, ar pasiteisins taktika. Nors kai aš filmavau su povandeninė kamera, tai 2 valandas žuvis laikėsi po vieno pašėrimo. Pašėriau 4 rutuliais, ten papildomai kukurūzais ir 2 valandas žuvis laikėsi vietoje. Ekrane vėl matosi mano jaukos, raudės sukiojasi aplinkui. Viena susidomi kukurūzų, bet matyt kąsnis per didelis. O čia didesnė jos sesė ir iškart praryja masalą. Pakirtimas. Nekibimo išlis... O, pas mane. Blogai pakirtau, bet yra. Ką aš filmuoju, ko nors, ne? Raudė atėjo. Buvo kojos, dabar raudė. Ne tai, ko reikia. Kažką mes čia prisikvietėm su to pašaru. Kito. Kelią nešo. Biškį. Geras. Aukoja. Aha. Bet jeigu kelia, tai geras ženklas. Reiškia, man pradėdami turi būti. Bet kita vertus kojos vidury vandens turėtų būti. Bet čia... Bet kai tu pašeri ir pašaras ant dugno, tai... Jo. Įplūdė metu tavo? Jo, manau, kad nebloga vieta ten. Tai metu, tu gali norėti. Ten norėk, o aš mėsiu ten, kur aš noriu. Neblogas. Nu, Tobulėjai. biškį pasistumėjau. Pašaro rutulio nufilmuoti nepavyko, bet papildomai dar pabėrėm kukurūzų, tai jie matosi.
štai ir linai. Jie vietoje, dar ir matosi, kad kažką kramto. Bet visada judesyje, dugno nerausia. Čia gali būti, kad tas pats egzempliorius sukiojasi. Gaila, kad jų iš veido neišeina atskirti. Gal čia kadruose visada tie patys keli linai, bet faktas, kad jų yra. Ojoj, kaip gražiai kimba. Yra? Yra, bet Ai, mažytė. Gražiai nešė, kibimas gražus buvo. gražesnė biškį. Gražiai koja. Dėl to ir kybo taip gražiai. O čia porelė pateko į kadrą. Šiaip kažkurio metu turėtų būti linų nerštas. Nors abu šiandien pagauti linai buvo be ikrų, tai galbūt jau išneršė. Beje, tas lynas tolumoje, kur vos matosi, sakyčiau, kad jis rausia dugną, maitinasi. Štai jis kramto kažką, tikrai maitinasi. Tik masalai mūsų kažkur ne ten. Koks gražuolis. Tolumoje matosi lynas, o štai atplaukė dar vienas gražuolis. Tas lynas tolumoje matosi, kad ilgam sustoja pavalgyti, reikėjo tik užmesti ten masalą. Yra kažkas mažo. Bet senai nebuvo. Raudansparnė. Net nustebau, kaip plūdė pakilo. Linų mes jau nebepagaunam, bet jų netrūksta mūsų pašertoje vietoje. Štai vėl porelė praplaukė. Panašu, kad ne visi užbaigė su nerštu.
Po 8.20, nu tai va, Jo ir nebuvo. 8.20 paskutinis lynas ir viskas, daugiau kibimų nebėra. Atrodo, į vakarą turėtų dar kaip tik suaktyvėti, bet dėja vėjas pakilo, tai oras kaitaliojasi, tai gal tai įtakoja, nežinau. Bet kokiu atveju mums kaip tokiems pradedantiesiems du lynai, dydis geras, mes laimingi, plaukiam į krantą ir jau tobulėjam su lynais. Viskas, iki. O tai jau sekančios dienos vakaras. Nusprendėm pabandyti išplaukti, nes ir pagavom praeitą vakarą ir vietelė neblogai pašerta. Tik šį kartą be povandeninės kameros. Labai toli matosi šiandien. Gerai, kad vakar greit pagavom, įsivaizduoju, būtume sėdėjęs ilgai, bleba. Pradėtume bijoti, yra čia kas nors nėra. Dabar tai ramiau jau, nes pagauta vakar. Gali ir ilgiau nekipti, vakar tai buvo svarbu greit atsidaryti. Jo. Žiauriai, kaip tvarkingai viskas susiklosta. Greitai labai gerai, kai ir netempia. Mhm. Yra, Arvydai. Gražiai tempia, bet nepakirtau biškį jo. Kas čia raudė? Jo, papa. Galvojau lynas. Kas čia, raudė? Raudė, nu. Paimsi tai? Jo. Bliona graži. Bet jau buvau apsidžiaugęs, kad lynas. Jo. Toks gražus kibimas. Kol kas tyla pas mus čia. Kiek valandėlę gal sėdim. Anksčiau šiandien išplaukėm. Tai pirmas kibimas realiai. Žuvis graži. Kakučiai byra, reiškia, maitinasi mūsų pašaru. Nu, reiks man turbūt irgi pirkti meškerį 3 metrų. Šitą biškį trumpoka, faina viskas. Bet su metimų taiklumu biškį prastai aš jaučiuosi. O pas tave žiūrėk reikalai. Gražus, toksai biškį ir neša dabar. Man tai tik padėk meškerę. Nu, O čia nebelabai bet gerai. jo, jau dabar biškį cink. Ir kad nešioja, man atrodo, ten Nešioja. kažkas yra jau tenai. Mėlačius. Pradžia buvo daugiau žalio. Mhm, tik švelnesnis atrodė. Mhm, yra. Nusikaltėlis pagautas. Tik ką sakėm, kad nėra kojyčių. Nu, raudė. Pas man ir kiekvieną kartą po žolytę, tai visgi toks yra. Lynas irgi pas mane ant dugno. Vėjo nebėra, aš biškį numetu. Aha, variantas. Aš pažiūrėsiu, kaip tau seksis ir jį ką kopijuosiu. Nebus per vėlų. Nu, aš kažkaip pasiryžę šiandien išbandyti. Ir dugno taktiką labiau. Pas mane kibimas. Pavėlavau biškai. Biškį valgo. Mhm. Ne, bet kažkas nerimtas turbūt. Bet pradė per labai nebuvo, va tik pajudinau iš karto, nu tai evakuoja. Yra. Nusikaltėlis vėl pagautas. Pajudinai ir iš karto prasideda. Opa. Yra? Čia mažiukas. Nu, šiandien kol kas tik tai tokie pacientai. Koks
auksinė. Opa, kažkas rimčiau gal? Ne? Taip gražiai tempia. Nu, va, tik išsipainėjai tu ir daugiau už mane vis tiek pagavai. Nieko nesuprantu. Nors pas mane irgi buvo kibimas. Kojytė. Gražesnė vėl. Gražesnė biškė. Pas mane kažkas... Ai, yra. Tai irgi senai yra, tik tai Jo, turbūt. Bet atsikabino. Pastreniruoju. Pripratom jau čia prie gero. Nors vakargi pašerta, visi jau žino, kur rinktis. Nebemėsiu. Nemoju vėl, nemoju. Paneša. O, biškį, žinok, ir liniokas. Eik tu savo. Negali būti. Pas mus nieks neparuošta. Nedidukas gal, bet biškį redis mažesnis. Bet kaip nepriklys. Bet mes jūsų laukiam. Tačiau už tavęs neužpainiš. Kad už tavęs neužpainiš. Nieko savo, mes jau netikėjom, kad pagausim kažką. Nepasiduoda? Jau toksai apdraskytas po neršto? Ne? Nu, dar ne. Bijau užkabint. Nu, stiprus. Aš jį čia gal užkabinau už kažkur. Už šono, sakai, gali būt. Bet tai reiškia, reikia įtraukti. Nu, šakės. Jau tikrai nebetikėjom. Išlaukiam. Kiek čia praėjo? Savo 3 valandos turbūt ir mums jau liko kokių 5 minutės iki žvybos pabaigos ir visgi sulaukiam. Koks apdaužytas. Jo, tikrai jis paneršto apdaužytas greičiausiai. Žiūrėk. Ar lydekas Čia? visgi. Toksai karys šitas. Bet gerai viskas įsisegė, gerai kovėsi tiesiog. Įsikabinės, jo, čia gerai. Gerai įsikabinės, jo nebūtų nuėjęs. Nu, prasižiūrėjau. Ai, čia netgi va viduj, va kaip ir aną kartą. Aha, kaip keista. Aha. Kažkaip įsirbė. O? Gerai. Raudansparnė. Geras. Būna geras, įvėlė. Nu, bet pradžia tokia kažkokia nerimta vis tai buvo. Padėjo kalibras. O, kas nukaiso vieną kukurūzą? Buvogi pas tave kažkas. Na, buvo. Detektyvą darysi. Gražiai. Kažką gaudom, bet biškį ne tą, ką reikia. Visai ne tą. Tik vieną Street Fighterį ištraukiam.